Kaip tau atrodo Kaunas šiandien? Atsakant į klausimą rimčiau, man labai patiko vieno iš mano bičiulių klausimą, kas yra Kaunas. Jis bandė atsakyti tokį klausimą. Man labai patiko šitą jo frazę, kad Kaunas yra Lietuvos Bostonas. Ir jisai turi norėti išlikti Lietuvos Bostonu. Nes jis niekada nebus New Yorkas, jis niekada nebus Vašingtonas, be abejo. Bet Bostonas, nes Bostonas, pavyzdžiui, amerikiečiams jis užima ypatingą vietą. Nes tai yra ir laisvės, nuo visų arbatėlių ir panašiai. Tai yra akademijos miestas, Bostonas vis tiek šalia Harvardas, visi kiti. Ir tai yra intelektualų ir tokios laisvos inteligentijos miestas. Laikomas vienu intelektualiausių miestų Amerikoje. Ir Kauno noras turėtų būti atrasti save kaip lietuviškai Bostoną. Per intelektą, per universitetus, per laisvus pokalbius, per bohemiškas vietas ir per technologijas.